champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party. Jūs sveikina astrologė Rima. Aspektus, kurie susidarys prieš pat naujus metus, negalėtume pavadinti palankiais. Merkurijus susijungs su Plutonu ir sudarys įtampos aspektą su Marsu. Dėl to, ruošiantis naujųjų metų sutikimui, pirmiausiai būtina pasirūpinti, kad viskas vyktų maksimaliai saugiai. Naujųjų metų nakties sutikimui geriausia būtų ruoštis iš anksto. Skubėjimas gali tapti nesusipratimų ir konfliktų priežastimi. Gruodžio 31 dieną geriausia būtų susilaikyti nuo kelionių, ypatingai savo automobiliu. Ypatingai atsargiam reikėtų būti su bet kuriomis sprogstamomis medžiagomis, ugnimi, pirotechnikos gaminiais, o namuose atsargiam reikėtų būti netgi gaminant salotas, jei nenorite naujuosius metus sutikti sužeistais pirštais. Naujuosius metus geriausiai sutikti tradiciškai, šeimoje, liekant namuose. Dalyvauti masiniuose renginiuose, esant tokia įtemptai planetų padėčiai, gali būti pavojinga. Bet kokie palinkėjimai, linkėjimai išsakyti žodžiais tokiu metu sustiprėja kelis kartus ir gali lengvai realizuotis. Sutikite, kad negatyvius linkėjimus nuo nepažįstamų žmonių išgirsti lengviau nei tarp artimų žmonių, su kuriais jūs turite nuoširdžius ir gerus santykius. Naujuosius metus galime sutikti ir kitame mieste bei kitoje šalyje, tačiau reikėtų nepamiršti apie saugumą. Veneros ir Mėnulio padėtis ožiaragyje nurodo, kad drabužius naujųjų metų sutikimui reikėtų rinktis klasikinio stiliaus. Griežtumas ir patrauklumas turėtų atsispindėti vienu metu. Papuošalus geriausiai būtų rinktis senoviškus ir klasikinius. Rūbus reikėtų rinktis žydrų ir pilkų atspalvių, puikiai derėtų balta ir juoda. Puikiai idėja sutikti naujus metus retro stiliuje ar apsirengus senoviškais tradiciniais liaudies kostiumais. Vyrai taip pat turėtų pasistengti išlaikyti stilių ir skonį. Galantiški vyrai naujųjų metų naktį labiau patrauktų dėmesį ir būtų patrauklesni negu visi kiti. Visiems linkiu šiltų, jaukių ir džiaugsmingų naujųjų metų.